Šiandien buvau užsukęs į Kelmės policajtūrą, pabandyti išsiaiškinti, kas ir ką siunčia į žmogaus valdomą elektroninį paštą, pasirašinėdamas ten tuo siuntėjo elektroniniu adresu kokį nors @policija.lt. Naudodamasis progą, noriu dar kartą priminti tiems, kam nedašunta, kas ieško sliekų subiniai, nors paprasčiausiai, kurie vaidina mandrus durnius, tokie tik mediniai, kad elektroninis paštas gyvas žmogus dainius@gmail.com nepriklauso asmeniui, kur užrašytavo tokie duomenys. Jis nieko bendro neturi su tuo asmeniu. Šitą elektroninį paštą naudoja žmogus. Ir jūs žiūrėdami į šitą atvaizdą, nepliusuokit to atvaizdo prie asmens, kurio dar kartą sakau, duomenys yra tokie. Nes tie duomenys yra išgalvoti ir sukurti kažkokių juridinių asmenų, kurie ir atsako už šitą išgalvotą fikciją. Žmogus už šitos duomenys ir viską, kas susiję su tais duomenimis, neatsako. Ką čia dar paminėti? Tai budinčiųjų dalykai, kaip anksčiau vadindavosi, dabar galbūt administratorius patalpa ten už tų stiklinių durų. Pasikalbėjau su dviem dar senbuviais tokiais, tebūnie policininkai, kuriuos aš atsimenu, ir jie mane atsimena iš dar tų gūdžių 90-ųjų laikų, kai čia banditai visokie šaudėsi, gaudėsi. Ką galiu pasakyti? Adekvačiai pašnekėjom, buvo ir šioks toks susidomėjimas žmogaus tema ir manau, susikloščius kitokioms aplinkybėms, tie du vyrukai, bent jau tas vienas, kuris ten pastoviai sėdė, toje kėdutėje, tikrai mielai pasiklausytų ir pasidomėtų visą tą temą ir galbūt padėtų suprasti savo kolegoms, kad visi tie, kurie eina tuo keliu, žmogaus keliu, netokie jau ir nuopaišos, kaip kartais kai kurie savo raštuose bando parodyti. Normaliai pakalbėjom, normaliai. Ką reiškia normaliai? Tai reiškia, kad vyrai nelaužia iš savęs kažkokių tai cielkų, nedatrogų, kaip ten Šiauliuose, kad purkštavo. Čia dokumento neturėjai, mes tau čia nieko nesakysim, nieko neduosim, niekur čia tavęs neįleisim. Vyrai normaliai išklausė ir pasigilinę į situaciją, į mano argumentus, faktus. Realiai pagelbėjo, suteikė informaciją tą, kurią aš norėjau gauti, kurios man reikėjo tolimesniems mano veiksmams ir nedarė iš to tragedijos. Kaip sakau, čia senieji vilkai iš mano jaunystės dar. Bendramžiai man, gal biškį ten jaunesnė, bet tokie.